Kaip atskirti gerą alyvuogių aliejų? Klausimas tikrai aktualus, ypač pradedantiesiem alyvuogių aliejaus mėgėjam arba vartojantiem jį dėl poveikio sveikatai. Priminsiu, kad alyvuogių aliejus, būtent jo polifenoliai, netgi oficialiai leidžiama sakyti, kad jie padeda kraujagyslių stangrumui. Tai dalis žmonių naudoja alyvuogių aliejų būtent dėl kraujagyslių sveikatos. Iš esmės, tai atskirti gerą alyvuogių aliejų galima ragaujant arba žinant labai gerai ūkį ir to alyvuogių aliejaus gamintoją. Tačiau kai ką galima suprasti ir iš pagrindinę tą pirminę informaciją vis dėlto skaitom nuo butelio. Tai turi būti užrašyta, kad alyvuogių aliejus yra extra virgin. Išvertus reiškia ypatingai grynas arba tyras. Kitaip sakant, mechaniniu būdu, šalto spaudimo ir aukštos kokybės. Kad mechaninio spaudimo mes matom iš to žodelio virgin. Kad jis aukštos kokybės jau prasideda įvairios subtilybės. Čia aš turiu itališką alyvuogių aliejų. Tai itališkam alyvuogių aliejui dar yra tokia grėsmė kaip falsifikatai. Nes jeigu suskaičiuoti, kiek parduodama itališko alyvuogių aliejaus, tai Italija tiek pagaminti negali. Reiškia, kadangi jis yra žymus, prekinis ženklas, kad pagaminta Italijoje žymus, tai dėl to kai kas susigundo ir kokį nors kitokį aliejų vadina itališku. Tai šiuo atveju yra svarbu matyti, kad pagaminta Italijoje ir būna užrašyta. Gamintojai paprastai rašo, kad pagaminta Italijoje iš itališkų alyvuogių, kas irgi svarbu, nes gali būti pagaminta Italijoje. Ar, pavyzdžiui, Graikijoje, jeigu tai yra graikiškas produktas, ar Ispanijoje, jeigu ispaniškas, bet iš įvežtinių kokių nors alyvuogių. Mes nebūtinai jos yra prastesnės, nes augo kitur, bet tai, kad jau įvežta, reiškia, kad jos nėra šviežiai spaustos. Alyvuogių aliejus yra labai jautrus produktas. Pagal ES reikalavimus per 24 valandas turi būti išspaustos alyvuogės, kad galima būtų vadinti extra virgin, jeigu kiti parametrai atitinka. Bet, save gerbiantis jau spaudėjai, jie stengiasi išspausti per 6, per 12 valandų. Jos visiškai negali gulėti ar būti kažkur ten ypatingai transportuojamos. Ir nuo to būtent ir priklauso, ar teisingų metų jos nuskintos, ar švelniai su jom elgtasi, ar labai greitai išspaustas, ar presai nėra pramoniniai dideli ir pakeliantis temperatūrą. Bet kuriuo atveju tas polifenoliais turtingiausias alyvuogių aliejus yra nemasinė gamyba ir tai bus rūšinis aliejus iš mažesnių ūkių. Ir ekologiškumas čia padeda ne tik dėl to, kad mes išvengsime pesticidų, bet kadangi yra sertifikatas ir tai sertifikuotojas atvyksta į ūkį, tai yra papildomas liudijimas, kad tai yra ne iš kur nors kitur. Dar kai kas vartoja, yra tokie techniniai parametrai kaip rūgštingumas, tačiau tradicijos rašyti to ant etiketės nėra, bet vartotojams norint, tą informaciją paprastai pardavėjas gali pateikti, koks tas rūgštingumas tais metais yra konkrečiai, nes jis kinta. Šitas aliejus yra skardinė, bet yra ir buteliuose, yra iš Sicilijos. Reikia turėti omeny, kad alyvuogių aliejaus skonis labai priklauso ir nuo alyvuogių rūšies, ir nuo dirvožemio. Sicilija pasižymi tuo, kad yra vulkaninis dirvožemis ir ten pietų Italijoje, kur apie Vezuvijų, tai visi augalai, kurie ten užauga, turi kitokį skonį ir kitokią netgi maistinę sudėtį. Tai šitas aliejus yra aitresnis ir mes galim matyti jo spalvą. Jis yra tirštas. Jis yra tirštas ir žalesnis. Ir skonis jo bus aitresnis ir tų polifenolių bus daugiau. Kuo aliejus yra šviežesnis, tuo jis vertingesnis. Taip pat vertingiausias ir būna novelo. Novelo yra rudenį arba žiemos pradžioj, priklausomai kurioje vietoje, kurioje šalyje yra spaudžiamas. Ir jis būna toksai tirštas visada novelo. O šio gamintojo ir ne novelo yra tirštas, tai yra nuosėdos nenusėdusios. Jis čia priklauso nuo spaudimo būdo. Ir kaip ragaujam, uostom vieną, kitą ir kvapas skiriasi. Bet tą kvapą vienė tai, kad jis kvepia alyvuogėm.
ne kažkokiu riebalu, nekvepia niekuo, jis kvepia alyvuogėm. Ir jeigu ragaujam, galim ragauti, parodose paprastai taip ragauja. Ne ant duonos, nes jeigu nepratę esam, sakysim, graužia gerklę, tai jeigu ant duonos ar ant salotos, tai gerklės niekad negraužia. Bet šitie polifenoliai ir graužia. Ir va čia bus visai kitoks skonis. Kuo skonis yra intensyvesnis, daugiau skonio, paletė turtingesnė. Negali sakyti, kad kuo kartesnis, tuo geresnis, bet kuo skonis intensyvesnis, to skonio daugiau, tuo daugiau yra ir tų polifenolių, kurių mes norim iš alyvuogių aliejus. Polifenoliai polifenoliais, bet skonis irgi yra labai svarbus dalykas ir daugiausia žmonių vis tiek turbūt alyvuogių aliejų vartoja dėl to, kad jis labai skanus.